kelti įdomių video. Visus peržiūrėjau. Nuo pat mažens mylėdavau video kūrimą. Nuo spalvotos dėžutės iki pixelą, iki mano dabartinių tiktokų. Filmavimas yra visas mano gyvenimas. Tačiau daug video iki šiol nėra išėję į viešumą. Ir ačiū Dievui. Jūs neįsivaizduojate, kiek nesąmonį prifilmuodavo 8-metė Akvilė, man taip gėda dabar. Tai šiandien mes juos visus pasižiūrėsime. Važiuojam. Įsipatoginom normaliai ir aš parsisinčiau į kompiuterį savo tas videkus. Pirmiausia, mes turime Akvilę, kuri mums rodo magijos triukus. Pasižiūrim. Aš parodysiu triuką. Davai, o Dieve, kaip miela man girdėta balselė. Palauk. Ne. Wow. Ne, čia nuostabu. Čia turim tai. Kodėl tu neįkėlė šito anksčiau? YouTube'as būtų suvalgęs šitą video. O Dieve. Štai aš. Man labai patinka tie garso efektai. Aš tikrai jaučiuosi, tarsi dreba žemė iš po kojų tiesiog. Aš manau, kas magiškiausias šitam video yra būtent mano šukuosena. O tu Dieve, užsimesiu skudurą ant galvos ir tapsiu vilkolakiu. Aš prisimenu, kai man buvo 800, galvojau, ar šitą man kelti į YouTube ar ne. Aš galėčiau į Musical.ly kelt. Aš maniau, kad būsiu naujos kartos Einšteinas su tokia logika. Tai buvo vienas video iš mano tų visų, kur sakiau, kad belėje prifilmavau, kai man buvo 8 metų. Jūs manate, kad viskas yra su magija? Aišku, kad ne. Turim dar vieną video. Triukas. Yeah. Jeigu norite atlikti išnekimo triuką, jums reikės antklodės. Puikiai idėja, ar aš ją turiu? Nelabai. Tai kažką, kas atrodo kaip milžiniškas kilimas šitoj spintoj. Bet aš jums neišduosiu, tad antklodės neimti. Palaka. Akvilė, aš jau pasiemus antklodę. Kodėl? Tutorialas, bet aš jums neišduosiu, tai galite anklodės neimti šiaip. Tai aš jums nesakysiu. Gerai, pasidedant anklodę. Šiaip labai liūdna, kad šito triuko jį neišduos, kadangi tikrai man labai įdomu, kaip jį padarė va šitai. Wow, kaip jį tai padarė. Eik, ar jūs tai man crazy. Varom toliau, aš čia savo tiesiog darbus gėdos. Turime vieną vlogą, jau vlogo tipo. Žiūrim. Sveiki visi. Ir šiandien aš pamatysiu daryti tokį kaip sketch, kaip filmą. Čia mano pirmas kartas, tad jeigu nepatiks, žinokite, kad čia mano pirmas kartas ir pirmas kartas ne visada būnu laimingas. Teisingai. Pavyzdžiui, mano pirmas kartas filmuojant šitą video savo kanale po 2 ar 3 metų pertraukos, o pirmas kartas ne visą laiką būna laimingas. Taigi smagu žiūrėjimo. Puiku, žiūrim. Nusibodo. Nieks nemoko kelti įdomių video. Visus peržiūrėjau. Aš tik televiziją čia žiūriu. Gordon Ramsay šou, nieks nemoka kelti normalių video. Nieks nekelėtų video. Jeigu būčiau karalienė, tai padaryčiau, kad visi kas sekundę įkeltų po naują video. Akvilė, ne taip beje karalienės. You have the spirit. Ne, žinoma, monė. Čia kai esi vaikas, tavo vienintelės gyvenimo problemos yra tai, kad yra per mažai video YouTube. Žinau, galiu įkelti aš savo video. Čia realiai, kai manęs paklausė, kaip aš tapau vlogerą, kodėl dabar keliu socialinius tinklus, tai žinokit, aš pagalvojau, kad niekas nekelia video daug. Svarsčiau tapti karalienę, kad kiekvienas žmogus po dieną įkeltų bent po vieną video. Žmonės. Bet pagalvojau, kad lengviau būtų tiesiog įkelti kažką savo. Galiu aš įkelti savo video. Ar būtų gera idėja? Puikiai. Akvilė, tai būtų puikiai idėja. Nuostabu, važiuojam. Dabar ką tik radau tutorialą iš 2018 metų. Tai labai įdomu, ką mes mokysimės padaryti šiandien. Dėja, esu labai nepasiruošus, bet manau, galbūt kitą kartą. Sveiki visi ir čia vėl aš Akvilė. Šį kartą aš jūs mokysiu, kaip pasigaminti vaivorykštės atvirutę. Aš spėju, kad apie tai sužinojau mokykloje. Jums prireiks visų vaivorykštės spalvų. Jums reikia sužinoti, kokios spalvos. Čia turinys vaikams, akivaizdžiai. Jums reikės visų vaivorykštės spalvų. Pirmiausia, kokios spalvos? Pirmiausia bus raudona. Raudona! Reikia tokios spalvos popieriaus. Labai miela, aš pritariu, man patinka. Po to oranžinė. Nesvarbu, nereikia viso lapo. Gali būti ir iškarpa. Kaip mielo, Dieve. Po to bus geltona. Man reikėjo pasitikrinti. Žinokit, kalba ekspertas, bet dar ne toks ekspertas. Šitas dar tik 4 klasėje tesimokina. Neturiu tokios ryškios violetinės, tad panaudosiu. Man šiaip įdomu labai, ką aš čia bandžiau daryti, kadangi liko minutė laiko šito video. Visos vaivorykštės spalvos. Super, Akvilė, ką tu darysi? Paprastą popierių. Reikia perlenkti lygiai pusiau. Parašyk komentaruose, kaip manot, ar aš užbaigiau šitą video ar ne, nes aš nežinau, ko tikėtis. Atvirutė. Ja reikia laikyti gulsčiai. Na, galima ir šitai, bet prireiks gal biški mažesnės. Vaivorykštės. Dieve, kokia aš nuliūdus buvau. Aš maniau, kad aš tiesiog dariau namų darbus ir pasidalinau šitų projektų su jumis. Pirmiausiai, jums reikės iš raudono popieriaus įsikirpti langą.
ką. Va, lankelis. Ir čia baigėsi video. Akvilė, aš norėjau pamatyti, ką tu tokio darysi su tavo vaivorykštės atvirutė. Ne. Kiek aš pasižiūrėjau, tai aš turiu labai daug tutorials būtent, kaip padaryti ten, pavyzdžiui, dėžutę, piniginę, ko aš tik nesugalvojau, o dieve. Tai jeigu norite, kad aš per kitą video padaryčiau vieną iš šių projektų ir pabandyčiau sekti savo tutorialą, būtinai parašykite komentaruose. Ir štai mūsų pats ilgiausias šiandienos video. Aš neįsivaizduoju, apie ką jis, aš nežiūrėjau. Pažiūrėsim kartu ir aš tikiuosi, kad viskas bus normaliai, man nereikės mirti iškrint. Sveiki visi! Ir dabar mes filmuosime krepšinio iššūkį. Matot, aš buvau profesionali krepšinio žaidėja. Už nugaros matyti profesionalus lankas. Na štai, šitam kodeliu mes turime lapukus, kuriuose surašyti tai, ką aš turėsiu padaryti. Tai gerai, pradedam. Mesk į krepšį nusisukus. Bet Akvilė, ar tu įmesim į krepšį atsisukus? Gerai, pabandom, štai turime kamuolį. Čia futbolo kamuolį. Ne, viskas gerai, visi daro klaidų. Mums futbolo kamuolio nusisukus nepavyko įmesti krepšį. Nepavyko, bandom dar kartą. O taip tikėjomės. Mesk į krepšį iš toli. Turbūt šitas irgi man nepavyks, aš nežinau. O kaip manote, ar man pavyks, parašykite komentaruose. Aš manau, kad ne. Opa! Pavyko, o galvojau, kad nepavyks. Gerai. O jūs galvojate, kad nepavyks? Žinau, nuo pirmos sekundės žinokit. Mesk į krepšį su sausainiu. Kodėl aš atrodžiau tokia šokiruota, aš pati rašiau tos lapelius. Mesk į krepšį su sausainiu, kas tai parašė? Na štai turime pusę sausainio. Ar pakeliui tiesiog kažką atsikandau? Pataikiau, valio. Jį reikės padėti, jis dar bus geras valgomas. Ką? 5 sekundžių taisyklė. Guldyk krepšį ir į jį įrideng kamuolį. Nu vajetau, čia juk ne futbolas. Na, tam geriau tinka toks. Akvilės logika. Krepšinis, futbolas. Tai štai ir baigiam šį video. Žiūrėkite ir kitus mano video. Puikiai pasakyta ir būtent tuo užbaigsiu savo patį pirmąjį video po labai ilgos pertraukos mano kanale. Ir būtinai parašykite komentaruose, ar norite, kad aš pareaguočiau į daugiau mano video, kadangi aš labai daug esu prifilmavusi. Tai jeigu norite, kad šie video taptų serija, būtinai pakomentuokite ir susitiksime kitame. Čiau. Iki!